Neišvengiamai artėjantis pavasaris vėl paskatins planuoti kol kas galbūt trumpas savaitgalių išvykas, kur be abejo populiariausių tokių išvykų kryptis bus mūsų pajūris. Kažkas į Palangą ar Palangos apylinkės važiuos pasisvečiuoti, kiti beveik namo, nes čia turi nusipirkę nekilnojamojo turto. Bet ar pastaraisiais metais išaugusios kainos pačioje Palangoje ir šalia jos yra adekvačios? Nuo seno Palanga yra kurortas, ne? Tai yra vieta poilsiui. Nors bando vis tik tais jau daug kas pasimatuoti ir Palangą kaip gyvenamąją vietą. Ir tikrai keletą ir mano pažįstamų Palangoje gyvena ištisus metus. Nors ką jie veikia žiemą, tai sunku pasakyti, nes vis tiek Palanga yra visiškai sezoninis miestas, kuris vasarą yra užkimštas, žiemą yra tuščias. Bet galbūt yra žmonių, kuriems patinka toks režimas, toks ritmas gyvenimo. Ir iš tikrųjų turbūt tas kurorto toks statusas, troškimas turėti kažką kurorte, jis vis tiek davė savo. Nes jeigu mes anksčiau turėjom labai aiškiai atskirtą ribą tarp Šventosios ir tarp Palangos. Šventoji buvo tokia, sakykime, mažiau uždirbančių kraštas, o Palanga buvo priešingai. Tai dabar, sakyčiau, jau ta riba labai tirpsta, nyksta, nes vis daugiau investuoja į Šventąją ir taip jau rimtai investuoja. Bet gal, sakykime, tokia marketinginė, šiek tiek dažnai apgaulinga žinutė, jog realiai tu perki Šventojoj, bet pagal lankstinuką perki Palangoj. Pavyzdžiui, kas gyvena užsienyje ar nenori įsigyti būstą, gal tas ir sužaidžia, nes jie perka Palangoj, o po to, kai jau nuvažiuoja, žiūri, palauk, kur čia ta Palanga. Nors formaliai jinai ir yra Palanga. Bet jinai neturi tų pačių pramogų, tų pačių, sakykime, tos pačios infrastruktūros kaip Palangos miestas. Tai vis tiek dar Šventajai tikrai trūksta visko. Kol jinai užaugs iki Palangos miesto lygio, tai dar jai ten tikrai daug reikia investuoti. Bet ir Šventoji juk prieš 3 ar 4, o juo labiau 10 metų buvo visai kitaip atrodęs Palangos, atsiprašau žodį, priemiestis. Šiandien Šventoji nori turėti savo veidą ir turbūt savo gyventoją arba savo svečių kontingentą. Kas nesat buvę pastarosius 5 metus, tai nuvažiuokit, tikrai nustebsit. O kainos vis tik yra pučiamos pačių žmonių. Tai nereikia užmiršti, kad yra spekuliantų ir jie tikrai niekur nedingo. Yra žmonių, kurie perka, palaiko, parduoda arba perka, paremontuoja, parduoda. Tai vien tas spekuliacinis aspektas, jisai nuolatos kelia kainą. Kada atsimuš į tą puodo dangtį, sunku pasakyti, bet jeigu atvirai pasakius, aš jau dabar matau, kad neįsivaizduoju, kiek dar yra Lietuvoje žmonių, kurie gali sau leisti įsigyti tokį brangų turtą, nes jis Lietuvoje jau tampa ne visai neadekvati kaina. Vėlgi, paimkim pavyzdį, nusipirkti namą įrengtą, 10 metų senumo Palangos apylinkėse ir nusipirkti tokio pat namą Ispanijoje prie jūros kranto, greičiausiai Ispanijoje kainuos pigiau. Tai labai didelis klausimas, ar vis tik tais ta Lietuva netapo jau tokia keista šalim, kur turim vienus mažiausių atlyginimų Europoje, o turto kainos yra vienas aukščiausių. Aišku, tikrai ne aukščiausias lyginant su Šveicarija, Liuksemburgu ir taip toliau, bet jeigu taip žiūrint vidurkį, tai jau darosi keista. Nes tikrai susidursim su ta situacija, kad jaunimas visiškai nebegalės įsigyti savo nuosavo turto, bet jeigu taip gerai pagalvoju, o gal toks ir tikslas, tai gal vis tik tais yra norinčių daug pastatyti turto, kurį galėtų nuomot ir taip auginti savo pastovias pajamas. Bet vis tiek lietuvis yra toks žmogus, kad jis nori turėti savo, jeigu jis gyvens 30-40 metų nuomojamam būste, jis kiekvieną naktį sapnuos košmarus. O jeigu jis turės savo, tai jis ir jausis. Saugumo vien viduje yra kitoks jausmas. Nes čia yra tavo, čia yra stabilu, bėda ištikus, tu turėsi kažką tai, o kai tai yra ne tavo, tai yra ne tavo. Tai toks yra lietuvis.
Jis visą laiką nori turėti kažką Palangoj, Birštone, Druskininkos, bet kuo toliau, tuo labiau jis ten tos savo svajonės nebegalės turėti. Tada galima retoriškai paklausti, ar Zarasai, Molėtai, Anykščių kraštas, Lazdijai ir Šiaulių apylinkės yra mažiau patrauklios? Turbūt ne. Bet ir vėl, kai kuriuose iš ką tik paminėtų regionų jų irgi yra kainų burbulo kilimo požymių. Štai čia ir ateina laikas pabaigti reportažą kultinė citata. Lietuva brangi, mano tėvynė.